puikus miestas, puikiai vieta ir to didžiuojamės. Čia nėra liūdėsio, nėra pilkumos, šitas savaitgalis yra pilnas žmonių. Labai mėgstu Birštono festivalį, visada čia gerai jaučiuosi, esu čia praleidęs visą beveik savo gyvenimą. Aš visais metais, kai būnu Birštono džiazo festivalį, jaučiuosi gerai, kadangi tai iš tikrųjų yra tam tikrų prasme džiazo muzikos šventė, kur susirenka tikrai, kaip sako Zigmas, daug bendraminčių. Džiazas Birštone jau senai praaugo savivaldybės ribas ir mes darome praktiškai šį renginį ne Birštonui, o Lietuvai. Pamačius tą nuotrauką foje, kažkoks įtarimas vis tiek kilo, tai groti koncertą buvo toksai dvigubas jaudulys, nes vis tiek kažkaip jau supratau, kad galbūt kažkas čia bus. Tu čia atvažiuoji į mažą miestelį ir tu matai, kad iš tikrųjų šitam miestui šitas festivalis yra šventė ir tu čia tiesiog labai smagiai pasijauti. Taip, kad aš esu didžiulis Birštono džiazo gerbėjas. Aišku, visuomet jau kuo daugiau to metų, tuo tu labiau pajunti, kad ir dar 2 metai prabėgo tavo gyvenime, bet kaip ten bebūtų, vis tiek, kai vienas festivalis baigėsi, tu visuomet lauki kito festivalio. Nebešluosti dulkių, nevalyti kilimų. Ir jeigu tau dar pelenai nebyra, važiuoti į Birštoną ir mylėti džiazą. Čia gali atvažiuoti absoliučiai visi, nes ir festivalis yra nuostabus, bet jis vyksta puikiam mieste ir tai šitą miestą visi šiaip mėgsta ir be festivalių. Svarbiausia, aš manau, čia yra ir tas džiazas, kuris yra scenoje, ir tas džiazas, kuris vyksta aplinkui. Aš net nežinau, kuris svarbesnis. Taip, kad dėl vieno ar dėl kito čia būtina atvykti.